Žodžiu, labą rytą. 4 valandas. Na, tai visada pėdinu vėl prie karvių. Sunkus rytas, bet rytas normalu, nėra lengva. Trasą prasijudinsim toj. Nu ką, ir vėl laukiu, kada praeis pienas. Ai, turiu šaldytuvą dėl valinį toną 600, neklystų. Jei kam reikia, rašyk, parduodam. Stovi nereikalingas. Pabėga. Matot, gurguliuoja. Kai taip gurguliuoja, tai čia orvas tam yra ir būna, kad variklis nepaėmė. Bet šį kartą paėmė. Vieną pusę jau gatavą. Peršokam į kitą. Antrą pusę irgi pamilšta. Tai dabar šerti. Žodžiu, viskas pasimilžam. Dabar išveršiam pieną. Ošinį pagirdys su oškiu. Labai reikia eiti namo pavalgyti. Ir viskas. Ai, bet to traktorius jau pašėrė, tai sakė, nebemetė klaidos, tai tikriausiai gal tas ir buvo. Iš tikrųjų, tai tikiuosi, kad tas. Bet jeigu nemetė, tai tas. Šis filtras nebuvo pakankamas slėgio kuro sistemai ir metė klaidą. Ir viskas. Tam kartą. Rytiniai nuotykiai. Žiūriu, eidams namo valgyti. Vis laksto mano tas 3. Ten, kur neturi lakstyti. Tai, pasiėmiau šunį. Jos dabar mane mato, bėga dar toliau. Ai. Na, pasiėmiau šunį, bandysiu pasivaryti. Uždaryti. Rytas su įspūdžiais. Nu ką, nieko. Na, jos čia neturi stovėti, jos turi būti ten, kur tas krūmelis. Šito krūmelį. Na, jos pajuto pavasarį ir gastrolės. Nu ir atsakymus, kodėl avys išėjusios. Nežinau, kodėl. Gal kokia lapė buvo atslinkus, neaišku. Pačias žinojo vietą, per kurią grįžti. Koliukas susukusios ir grįžo. O ten toli fone, kiek matau, yra Nemunas, ledus užgrūdęs. Jau. Nu, biški matos ta kruvikė. Nu ką, gerai, avikės jau pačias sušoko. Šunis nelabai reikėjo, einam. Varam, namo. Bus pasilaksis, pasivaikščiais biš daugiau. Nes jos pačias žino, kur parbėgti namo jos. Tai, tiek tai reikėjo, šuns pagalbos. Nieko, varau dabar namo valgyti. Paskui toliau kažką darbuotis. Oi. Žodžiu, aš visi mes šiandien varau svečiuklų. Nu, viskai. Jo pusryčiai krova, aš netoks senamadiškas, tai daugiau mėgstu kažką pavalgyti. Tai dabar varau pas svečiuklų, o paskui žiūrėsiu, galėsiu biškį paramo dakanos. Šeštadienis daug negalim dirbti, nu, šiaip priklausytų biškį ilsėtis. Bet vis tiek, ūkio darbai yra ūkio darbai. Nu, vakar tie daugiau turėjo, tai šiandien mažiau, jau reikės dadėti jiems. Tiems nereikės palikti, jeigu susiję dar. Anoj pusėje aniems dadėti.
Žodžiu, atsiminiau, kad reikia eiti karvės kelias išleisti lauk ir tas biškai parsivaryti tos, kurios viršiuosis vasarą į lauką, o kurios dabar turi neužilgo viršiuotis. Reikia parsivaryti. Viskas. Kelias laukai yra apšešius iš viso su buliais kartu. Čia jas taip varinėjama. Eik pasigauti. Dažniausiai kelio pačią žino, tik reikia paskatinti. Jau tvinksta karvutė. Ten daburys. Jas kol įsibėgėja, paskui normaliai eina. Žodžiu, parvarėm tas karvės. 5 išvarėm. Jo, 5. 3 pravarėm. Žodžiu, dabar eina baigti šiukų šerti. Biškai nusilakščiau, bet ne. Kardijo rytinis kaip visada. O, gulbės. Skrido, šalia čia toks tvinkinuks ir vandens pakilo ir pastoji gulbė. Nice. Nu, kaip minėjau, reikia pašerti. Daug nereikia dadėti, biškai dadėsiu. Viskas, kad tik rytojus užtekti. To. Ana pusė tą patį padarysiu. Čia gal išvalyti reikia. Nematysiu. Šiaip buvo valyta vakar. Bus matyti. Viena pusė pašerta. Nu, daug nesidėjo. Įdėjau taip, kad užtektų rytojaus rytą, o po to reikės valyti. Reiks valyti. Čia dabar vieną paklausiau žmogaus patarimą. Nusprendžiau šonu pavertęs kamerą filmuoti. O dabar galvoju, garso kokybė bus gerai. Čia klausimas. Gerai, Kim. Ką, prisakau, radiją kažkiek raskėtų. Žodžiu, karvės išleidom ir vieną karvę. Labiau pavalgysi, tai išspyrė lentą. Mes taip įdedam lentas, va. Biškai paaukštinam nuo betono. Kad nesivarytų po kojom labai daug šianainio, nes šiaip prisivaro labai stipriai. Ar jinai su krūtinė, matomai keldamasi. Noriu nusifilmuoti. Labą dieną, sako. Įdomu jums viskas. Kas naujo? Ką, dabar nusipjaunu varžtus, nusilupu tą skardą, atsinešu naują lentą, skylės grėžiu, varžtai ir skardą prisuku ir tada bus galima atvesti karvę. O, čia tas jau, čia tas negerai. Belikia tik tiek diržo, reikia pakeisti. Tai pusė ir ta pat situacija. Nu ką, reiks pakeisti diržą. Nu, varžtus pjauščiau, išėmiau. Dabar reikia atlupti skardą. Ten varžtai žudėjo su drilinė beisa sukti. Tai bandysi atlupti su laužtu. Aišku, bus sudėtinga. Biškai blogai padariau, kad varžtus nupjau su vieną, nes vienas jau buvo taip pat taip išlūžęs. Nes dabar lenta juda, kai lupu skardą ir nepatogu. Aišku, pjaunu naudodamas apsauginius akinius. Nes jie nutikė tokia viena situacija darbė, kai dirbau Šveicarijoje. Tai, nu, gal papasakosiu vėliau, kai baigsiu šitą darbą, vėliau papasakosiu biškį apie tą situaciją. Nu, kalbam apie tą situaciją Šveicarijoje, tai buvo ten dirbtuvės. Ten vienu metu dirbdavau
ant gatvės, o kai nėra darbo ant gatvės, tai dirbtas savo transporto priemonę, su kuria dar daug reikėdavo remontuoti. Tai vienas kolega gręžė, buvo su apsauga, nesukinis gręžė viską, o kad spėjo pats šnekėjęs, nustojo šnekėtas, pradėjo gręžti, lūžo gręžtas, šalia stovėjo dar žiūrėjo, kaip gręžė ir gręžtas kaveldą, kai šovė į akį. Ir automatiškai, išmušė akį, beliko matyti su takim, tik mato šviesą, matydavo šviesą. Reikia sakyti matydavo, nes to žmogaus iš vis nebėra, jisai mirė. Ir nuo to karto jau dabar stengiuosi visada, kai kažką gręžiu pjaunu, užsidėti akinius. Kaip sakoma, reikia mokytis iš kito klaidų, nei savo klaidų. Nes greit gali be akies, o dar blogiau ir pasimirti. Jam jis toks nesėkmingas žmogus būdas, nes tų pavojingų situacijų daug turėjęs. Tai dabar kiek sužinojau, grįžęs buvau Lietuvoje iš Šveicarijos. Jisai sakė numirė. Kažkas jam nutiko, su ekskavatoriu, ką ten pasidarė, nežinau. Nesigilinau daug, nes aš ten su juo toksai pažįstamas te buvau. Bet žinau, kad jam tą kartą nepasisekė dėl tos akies. Tai iš jo klaidos pasimokai ir saugai save. Pirmiausia yra bet kokiam darbė, manau, darbo sauga, savim rūpinti, saugot save. Nes save sužaloji ir automatiškai nei tu dirbi, nei tu ką. Ir savo sveikatą gadini viskas. Tai va. Aukinį susidėti tiek tą trunka. 10 sekundžių, nei tiek. O be akies būsi visą gyvenimą. Ką, melasą padavėm. Tai dabar einu pas pešiuką, palysiu šūdą ir tikriausiai eisiu piškelį. Kibirą vieną suarmuosiu. Po valandį kaip iššoksiu. Palengva mažinti narvą. Ir viskas. Kibirą kaip visada ilsis. Kažkaip kaplis sugebėjo atsirasti po šienainių. Nu ne. Eisiu čia biškį va. Prapartysiu. Nes eisi darkė viską ir. Reita palyti. Ir viskas bus. Nu ką, valiau viską. 10 minučių, 15. Jau praparčiau, biškį dabar dar apsijėdė. Dabar einu sumaišysiu skirinį. Eisi biškį parbuoti. Skirinis jaučiu, bet žiauriai stiprus vėjas, tai bandysiu vieną užmesti. Tai ką, gal dar vieną. Matys kaip eis, bet vėjas tai bus nelabai malonu dirbti. Nu ką, trukau gerą valandą. Net 3 lapus užklijuoti. Nesigavo idealiai lygiai. Žiauriai stiprus vėjas. Visas medis kalatojas, pušaitė, bet jis išpakliavo, tai paskui išdžius, rytoj praslygino, išlifuosiu 2 kalnus su špakliuotė, o po to skystesnę pasidarysiu, pralyginsiu, paliksiu čiūti, o pasidarysiu tos šonus kitą kartą, jau bus išdžiavę. Dabar kavos atsigerti, reikės ir prie karvių. Nu ką, vakarinis einvilžis 4 valandas. Einam žiūrėsiu, kaip man gavosi čia, kaip džiūna tiksliau, gavosi, kaip džiūna ir einu pas karvių. Nu, džiūna gan gerai, gan greitai, nes šiandien šiltą dieną vėjas buvo, dabar nurimo biškį vėjas, bet iki nakties, daug kokias 3 valandas, 2 valandas, 3, tikrai spės gerai pradžiūti. Rytoj apsivalau ir praglaitysiu su skystesnė košė ir bus gerai. Ką, vėl laukiu, kada pareis piens, paras uždėjau. Laukiam. Laukiu, kol įbėgs. Vieną laukiu, prapumpuoju. O, pagavo variklis. Ką, viskas vieną pusę pamilšta. Varyti reikia kitą pusę. Darbuotis. Gal kitoj pusėj surakiu. Pešiukas stebi, ką mes veikiam. O
aparatą įsidėti, biškį reik lukti, to įsimilš, bus galima toliau varyti. Ui, ką, viskas. Šiaušiu namo. Pieną virš minučių, kairas pasimilžam. Namo, pavalgyti. Gali eisi pasportuoti. Ir tada vakare 9 vakar nebuvau, o aš buvau nuėjęs. Šiandien aš eis. Tai tiek. Nu ką, filtriuką viską parašiau. Šiaip viską pasidariau. Stumdžiu šiandainį, jau kairas baigė vėl atgal išvartyti, viską suvaryti. Krūvas suvarinėja vėl. Apsivaliau šūdą, viską. Tai ir viskas. Šiam vakarui. Šiandien šeštadienis ir toj sekmadienis, tai sekmadienį nieko nepilmos, nes jau čia niekur neįvyks naujo. Viskas bus tas pats. Tik prie ūkio darbai, truputį prie armavimo ir viskas. Tai iki pirmadienio.